Labadiena, Nostra LT regionų krepšinio lygos žiūrovai. Šią lietingą šeštadienio popietę Širvintų sporto centre. Taip, kol kas nepataiko. Manau, kad tikrai turi kažkokią įtaką, nes negaliu sakyti nuovargis, kadangi abi komandos... Jukonis neturi. Toli ten nuo krepšio gavo kamuolį ir Jukonis. Atseikis 3 taškai. Po krepšiu, sunku labai sulaikyti Vitalijų Lukšą, o rezultatyvius perdavimus bei net 8 perimtus kamuolius. Dabar ir vėl perima kamuolį Širvintos, dar 2 taškai. Visiškas kovotojas ne tik atsitverinėja, bet ir tiesiog griūna, atrodo, ant kamuolio. Čia apstumdo net ir Gvidą Kačiušį. Taip, ir ilgai nematėm jau Roko Jukonio žaidimo po krepšiu. Bando dabar spausti šiek tiek ir Šilalės ekipa, bet čia labai nepasiteisinęs sprendimas, nes greitais taškais. Kreišmontas iki galo 2 taškai. Labai gerai išvaldo savo kūnas ore pakibęs. Kreišmontas ir pelnė 2 taškus. Lukša kitai. Frustracija veide paliko aikštelę ir nuėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tikrai nebloga jo pirma rungtynių pusė, bet pirmojo kėlinio viduryje dabar ta energija yra visiškai Šilalės pusėje. Dar viena išprovokuota klaida ir lygina rungtynių rezultatą. Tai matėme trečiojo kėlinio pradžioje. Ar pavyks Varanauskui atsidaryti? Pavyksta. O jis atgal iš toli meta netaikliai. Na ir Tarvydas šiandien panašu dar jaučia tos traumos padarinius. Valantinas iš Eilutės finalinio ketverto. Širvintų komandos ataka. Lukša pasibando iš toli ir Vitalijus Lukša. Dažnai kitos komandos tuo naudojasi. Čia iš toli pataikyti nepavyksta, bet ne, tas Vydmantas. Čia pozicija Tarvydas ir jisai baigė iš po krepšio. Kreišmontas visiškai laisvas, 3 taškai. Rokas Kreiško linijos. Varanauskas. Kita aikštės kraštą, Butrimas iš toli, 3 taškai ir Širvintams. Zelenski prieš Uruškevičių, turi greičio pranašumą, bet Uruškevičius. Atos jau nebando atsilaisvinti Varanauskas, Jukonis po krepšiu prieš nukritusi Kreišmontą ir dar iniciatyvos Kačiušis. Vydmantas iki galo ir 2 taškai. Taip, ir buvo tie lemtingi faktoriai, kodėl jie švenčia pergalę ir keliauja į finalą. Na taip, įspūdinga čia kova tarp abiejų komandų.